Sveiki. Į dar vieną pokalbį sveiki atvykę. Ir šiandien su mumis nekas kitas, Martynas Kuliavas. Sveiki visi. Tai ką, manau, pirmiausia pradėkim nuo kokios nors improvizacijos. Jeigu galima, aš ką nors užvesiu. O paskui būtų labai įdomu išgirsti, kas galvoj pas tai vyksta, kai improvizuoji. Kaip sakei, nuo bliuzo. Kodėl siūlei pradėti nuo bliuzo? Lengviausias kūrinys, žinai, 3 akordai ir praktiškai viskas aišku. Toks jau tarsi pasiruošęs iš karto. Jo, viskas labai paprastai, žinai. Galima nuo sunkesnio, bet aš jau per senas sudėtingiam dalykam. Norisi lengviau kažko, tai paprasčiau. Kai groji, va dabar pradėjome, ne, nu bliuziukas, ir iš karto tonacija aiškia, ne, kaip ir kur pradedi? Pentatonikoj kažkokio, tai ar tai yra kažkokie standartiniai likai, ties kuriais esi įpratęs? Kur minčių pradžia yra? Žinok, kažkada straipsnį skaičiau apie grojimą, apie solavimą, apie improvizavimą, ten toks juodaodis gitaristas sakė, kad aš kai groju, improvizuoju, aš negalvoju, ką aš grosiu. Tai aš turbūt irgi taip atsakysiu, kad aš negalvoju, ką aš grosiu, tos frazės paruoštos kažkokios jos yra aišku, bet jos tiesiog išlenda automatiškai. Aš negalvoju, kad aš dabar va taip pagrosiu, o dabar taip pagrosiu. Tiesiog, kada jos jau yra pas tave viduj, tai tiesiog tas, kaip sakyt, protas ištraukia ir groja, o tu net nežinai, va tai okei. Ir sutinki su protu tiesiog. Tai va, tai aš sakyčiau, kad nes kada pradedi galvoti, tai toks gaunasi biški dirbtinis dalykas, aš taip galvoju. Kada va, jeigu negalvoju, toks eina iš širdies, kaip sakant, taip laisvai tada. Dėl to aš ir norėjau, bliuzas labai paprasta, pat žinai, ten 3 natos gali būti ir iš esmės jau viską pasakai. Kaip B.B. Kingas, žinai, 3 natos ir viską pasako. Bet klausiau šiek tiek, kaip sakant, ko užsiemi muzikoje, albumų klausiau, kur 17 metais, man atrodo, albumas išėjo su sutartiniu ansambliu. Jo, buvo toks. Toli nuo bliuzo. Produktas labai. Jo, sutartinės čia buvo. Man labai įdomus iš karto, kodėl, kaip tai atsirado šis? Dabar prisiminti, nuo ko tiksliai prasidėjo, bet iš esmės tai sutartinės visą laiką, visais laikais man buvo, jos tiesiog įdomios dar nuo to laiko, kai aš muzikos dvarionio, muzikos mokykloje mokinausi, mes per solfedį dainuodavom tas sutartinės, aš atsimenu kažkaip tai vat vienas dainuoja vieną balsą, kiti kitą balsą ir aš atsimenu, tų laikų atsimenu, kad daug jėgos yra tame, tos sutartinės tame žanre. Ir žodžiu, o po to kažkaip taip gavosi, kad susipažinau su merginom ir sako, prisiminiau.
jos man paskambino ir sako, gal galime įsirašyti sutartinės. Vat nuo to ir prasidėjo, prisiminiau, žinai. Galvojau tokia, žinai, biški. Per mano pažįstamas, žodžiu, aš ten įrašų studijai tada dirbau. Ir sako, gal galime įsirašyti. Aš sakau, nu gerai, tiesiog įsirašyti. Norėjau 3 merginos, sutartinės. Ir aš per įrašą supratau, kad aš norėčiau kažką padaryti su tom sutartinėm. Žinai, įrašiau ir galvoju, turbūt reikia kažką daryti. Ir tada aš kitas merginas suradau ir mes padarėm šitą projektą. Išrinkom ten, pavyzdžiui, tas dainas. Bet tai yra, dainos yra autentiškas. Jo, visiškai ten folkloras. Bet aranžuotės visos tavo. Aranžuotės aš ant viršaus, jo, toksai, kaip sakyti. Ar bandėjai kažkaip inkorporuoti tas sutartinės, ar tiesiog ant viršaus aranžuoti? Ne, grinai ant viršaus jos. Ne, po to mes, aišku, kai jau ten aranžuoti tą pilną būdavo, tai jau reikėjo sakyti, va čia gal dabar jau merginos nedainuokit, čia dainuokit, čia nedainuokit. Aišku, buvo labai sunku, bet kažkaip mes taip išsisukom, nežinau, atrodo. Bet aš viską ant viršaus tiesiog paleisdavau tas sutartinės ir kas kildavo į galvą ir tiesiog iš karto įgrodavau ir ten sugalvodavau. Natūrali improvizacija tokia. Toks. Buvo jo įdomus projektas iš tikrųjų. Paskui tas improvizacijas išmokti reikia, nes mačiau ir gyvai buvo atliekama visą tai. Ne, tai kur solo partijos, tai aš ten improvizavau visiškai, bet ten tokios temos buvo sugalvotas. Arba pianinas grojo, arba gitara, jo. Ten buvo darbelio įkišta normaliai. Šiaip, jo, buvo toks ilgas procesas, po to keletą koncertų. Buvo net muzikantai iš užsienio, aš norėjau labai, kad būtų kažkas iš užsienio, pagrosiu užsieniečiais, nes su lietuviais jau pagrojau, norisi su užsieniečiais. Tai buvo bosistas, būgninkas iš Londono, jie gyvena Londone, labai geri muzikantai. Tiesiog padėjome, surepetavom. Pavyzdžiui, užsienietis ateina į lietuviško sutartinių projektą. Ar jis pakeičia iš savo stilistikos, iš savo pusės? Ar jie groja tiesiog, kas buvo liepta? Ar... Ne, tai nekaip neliepta, bet tos aranžuotės mano maždaug buvo, ten, nežinau, kažkoks alias soft rockas, kažkoks pusiau baladės, pusiau, žodžiu, jiems neslaptas. Bet jiems labai įdomu, iš tikrųjų, kai išgirdo, nes jie niekada negirdėjo ten, kas tas sutartinės, šiaip. Aš ten nusiunčiau tos įrašus demo tokius, kur ten dariau, tokius ten, kur nelabai aišku, bet jiem iš karto buvo, čia įdomu labai. Ir po to, kai jie čia atvažiavo į Lietuvą, tai ten jau buvo kažkoks toks furoras, žinai, nes jie groja tiesiog su šypsenom tokie, žinai, nes jiem kažkas tokio naujo. Žinai, ten Londone arba džiazas, arba bliuzas, arba ten kažkokie uždari vakarėliai, groja tą patį per tą patį, žinai, o čia kažkas naujo, žinai, netikėto tokio ir jiems labai patiko. O kaip grojant, matant žmonių reakcijas, kaip jie priėmė tokį fusioną tarp senovės ir... Sakau, jam buvo labai įdomu. Klausytojams patiems žmonėms. Ai, klausytojams? Lietuviam? Klausytojams labai patiko, aš manau, kiek girdėjau atsiliepimų, tai... Išsienį kur nors neteko išvažiuoti su šitą? Ne, kažkaip tai neteko, bet tie, kas klausė, sakė, tikrai įdomu. Įsivaizduoju, turėtų būti toksai. Visada fainai ta istoriją sujungti su kažko modernaus. Vat sakau, tos sutartinės jos šiaip jau savyje neturi jau jėgos, o kada tu dar biškį ją pastiprini vos ten tais būgnais kažkokiais gitarom, tai kažkoks toks susidaro, nežinau, labai kažkas tai didelio tokios. Mes koncertuose jautėm tą, nes ta jėga tokia eina iš visko. Gražu buvo, jau. O jeigu taip, žengiant žingsnį dar atgal, 15 metais, man atrodo, albumas Mysterion? Čia 11 metais, dar porą žingsnelių. Tai... atgal. Jo, čia buvo mano toks, kaip sakyt, netikėtas net man pačiam, nes aš turėjau tos kūrinius, bet nebuvo net kažkokiuose planuose ten rašyti, kažką daryti. Bet mes gyvenom Maltoj 4 metus. Ir prieš... Ar tai albumas gimęs Maltoj? Ne. To aš papasakosiu. Reiškia, prieš važiuojant jau su viskuo, ta prasme visiems laikam, ne visiems, bet gyventi,
nuvažiavom apsižiūrėti 10 dienų. Ir nuvariau į tokią studiją, ten labai gerą studiją Maltoje, kur net Rammsteinai įsirašinėjo tenai. Ir kažkaip mane, nežinau, taip uždegė, o ta studija, nežinau kodėl, bet taip grįžau ir per 2 mėnesius viską padariau. Tiesiog viską įrašiau, ten būgnus įrašėm, bosą, gitaros, suvedimai. Viskas Lietuvoje padaryta, ne? Jo, per 2 mėnesius viską padarėm, taip, sakyčiau, greitai. Kaip albumai, jo. Ir va tie kūriniai 10, 9. 9 galima sakyti kūriniai, nes ten tas pats kūrinys 2 versijos. Kapryčia. Tai jo, taip atvažiavau kažkaip ir pačiam netikėtai įrašiau viską labai greitai ir sakyčiau, visai gal nieko gavosi. Aišku, dabar, kai klausau, tai vietomis daryčiau kitaip, bet, kaip gavosi. Žodžiu, muzikoje tobulėjimas vyksta vis dar. Jo, tobulėjimui nėra džiugu, žinai. O dabar, nuo 17 metų jokio albumo, bent jau neradau, ne? Kur jautiesi tobulėjantis? Per gyvus projektus, ar asmeniškai? O, čia sunkus klausimas. Jaučiuosi tobulėjantis. Kas priverčia? Kas priverčia groti toliau? Tobulėt, žinai, priverčia groti, tai žinok noras. Tas, ačiū Dievui, jisai dar yra pas mane, tas noras. Čia svarbiausia šitos. Iš tikrųjų, va šitam, kaip sakyti, mūsų versle, muzikantų. Tai svarbiausias dalykas yra noras. Muzika netapo tiesiog darbo, ne? Ne, sakyčiau, toks 50-50, žinai. Kartais tingisi kažką daryti, o kartais patinka labai, bet čia priklauso nuo to, kas ir kaip ir su kuo. Bet tas noras, jeigu jis yra, tai čia, ačiū Dievui, jis vis dar yra ir norisi. Aš negaliu taip, ta prasme, sėdi kažką, tai nieko neveikia, norisi pagroti eiti. Tiesiog galėtum sėdėti žiūrėti serialą. Ne, aš noriu pagroti. Tas noras jis turbūt iki... Ar kai nori pagroti, ar eini kažką groti, ką žinai, tiesiog malonės melodijas prisiminti, ar kaip tik save pušinti, tarsi stumti kažką naujo, mokytis? Įvairiai, žinau, kartais tiesiog pasileidžiu, užsilupsiu ką nors ir groju. Kartais su YouTube'u groju. Žinai, dabar YouTube'e yra tie backing tracks, tai, žinai, pasileidai, 15 minučių tęsiasi kūrinukas. Ir ant viršaus, ne? Ir labai patogu. Tas taip. Arba galvoji, gal kažkas ten susikurs, kažką ieškai, pasižiūri, nesigauna, toliau improvizuoji. Gal kažką su luperiu galėtume pabandyti, paklausyti? Galim. Iš to, ką laisvalaikį užsiėmė. O čia neseniai, gal vakar kažką sukūriau. Nesukūriau, bet į galvą atėjo. Paprasta.
kažkoks toks. Vėlgi, sakei, negalvoja, negrodamas. Bet, pavyzdžiui, jeigu, bandytum paaiškinti kam nors, ne, ką darei? Kam nors, kas vis dar galvoja, ką daro. Aš gal... Nuo ko reiktų, nuo ko pradėti? Ne to, ką aš dariau, bet čia važiuodamas, kaip tik galvojau, 3 dalykai, man rodos, yra pagrindiniai, žinai, pažinimas grifo pačio. Gal net, teorijos reikia žinot, bet, gitaristam, žinai, kaip D, C, go. Ar pažinimas turime omeny, kad 5 pentatonikos pozicijos, ar tai... Pažinimas, kur kas yra, kokios natos, ta prasme, kad žinoti, kur. Ar tu būtent mąstai apie konkrečias natas, ar apie gamų formas? Ar formos, ar natos, kaip ten yra labiau? Kaip sakyti, pažinimas plačiaja prasme, ar viskas sakykim. Bet, sakau, teorija, žinai, kartais būna hebra, sakysim, tos dermės, jos, žinai, sunku atsiminti, plus, nežinai, minorinis, harmoninis minoras, bet bent jau žinoti, kad čia yra G, A, čia vėl mi, čia mi. Ir supranti, pažinimas grifo. Tada garso išgavimas labai svarbus. Aš pastebėjau, ir brauktukas, ir pirštai. Jo, bendradarbiavimas abiejų rankų, kairės dešinės, kad jos kartu būtų. Ne kiekvieną savo. Ir tada kūryba. Tie 3 dalykai. Kūryba tai kaip talentas kūryba. Jeigu tu turi minčių, tau lengviau. Jeigu nėra, tada turi kažkaip biškai vystyti, bet irgi įmanoma viskas. Tai šie 3 dalykai. Ir kai klausi manęs, ką aš darau, tai tiesiog tie dalykai, aš tik dabar, kai jau moki, daug, ten jau pragrojęs, nežinau, 30-50 metų, tai automatiškai išlenda viskas. Grifą pažįsti, mintis liejasi, garsą išgauni ir viskas. Jau kai derinį akordą, negalvoji, kokią tonaciją esi, ar galvoji? Ne, aš stengiuos būti, kaip sakyti, toj tonacijoj. Bet tu kaip pažįsti... Net kai improvizuoji, netrodo taip, bet, pavyzdžiui, akordų dėstymas, harmonijos kažkoks tai kūryba. Vis tiek turi apmastyti, kaip sakant, kur tu esi, ką esi? Ne, tai žiūrint, pas mane yra, sakysim, kūrinyje, ten toks improvizacijos vieta, akordus aš pagrosiu, tai tipo pusė minoro, pusė mažoro, aš galiu pademonstruoti, galiu rašysiu. Čia minoras, o čia jau mažoras, čia irgi mažoras, su 7 laipsniu, vėl minoras, čia. Toks pusė to, bet kada tu žinai, kaip grot, tai, nesunku tada improvizuoti. Bet reikia, aišku, čia jau labiau įsitempti negu bliuzė. Bliuzė, tai, žinai, ten varai. Ta pro šalį nieko tokio, žinai, turi būti, žinai. O čia jau reikia, žinai, kažką netaip pagrosi visi. Come on. Tai, žinai, čia priklauso. Dėl to ir sakau, tas grifo pažinimas. O jeigu dar teorijos pasimokinu, tai čia yra jau aleliuja, čia viršus. Gerai. Tai mano, pavyzdžiui, istorija, mano pirmas instrumentas smuikas, ir aš nuo 7 metų jau, žinai. Tai aš tą teoriją jau žinau, solfedžį ir taip toliau viskas, tada aš tik 4 klasėje jau žiauriai norėjau, aš jau žinau, kad būsiu gitaristas ir viskas, man neleido, bet, po to vis tiek pasiekiau savo. Bet pas mane jau, kaip sakyt, ta pradžia tokia jau buvo rimtesnė klasika ir taip toliau. Tai, žinai, čia irgi kaip ir... Ar ta klasika galiausiai persinešė į gitarą? Tai vis tiek tu,
kaip sakyt, tas skonis, gal labiau dėl skonio, nes tu klausai va, tą muziką įvairią. Man, pavyzdžiui, tie rock'n'rollai tai prasidėjo ten kokie 5, gal 6 klasėje. Po to net buvo etapas, įsivaizduoju, man Modern Talking buvo geriausia grupė. Aš ten, kaip dabar atsimenu, žaidžia Monopoly, Modern Talking visų garsų. Ir po to kažkaip netyčia taip pat AC/DC atsirado. Ir tada visi kiti įrašai. Tais laikais mes, matai, neturėjom nei YouTube, nei nieko. Mes tik tai vat, iš draugų, per draugus kasetės, plokštelės kažkokios. Tai mano pažinimas buvo toksai po biškį, labai atsargiai. Po truputį. Nes kaimyno tėvas, atsimenu, atvežė kažkaip, tokį krūvą kasečių, tokį maišą tiesiog išbėrė ant sofos. Ir ten Ozzy Osbourne, Led Zeppelin, Deep Purple, visi, o mes žinojom tik tai AC/DC, žinai. Ir mums čia dar paklausykit, žinai. Ir mes ten, wow, Scorpions, ten, 85 metai, ten. Ar viską iškart ir pradėjai mokytis? Labai, ne, čia 5 klasė, čia dar man dar po to buvo viskas. Čia buvo pažintis su Kada jau, manai, pradėjai rimčiau grot? Jeigu 5 klasėje jau gitarą pasiėmęs, tada kokia pirmoji grupė prasidėjo? Ar Bovi buvo pirmoji grupė? Ne, Bovi, Bovi mano buvo prieš Bovi dar tokia, mėgėjų grupė. Aš ten su 2 tokiais vaikinais grojau, bet ten, jie ne muzikantai, ten kažką mokėjo truputį, mes ten bandėm gal, norėjom jo dalyvauti blogiausių grupų festivalį, kažkokį įrašą nusintėm, nieks ten, žinai, nepraleido mūsų, o tada aš sugalvojau tą Bovį, tada susikūriau jau, kai aš įstojau į Kelpšą, Tallat Kelpšą, tada sutikau Marių Savicką, būgnininką, amžinatilsį jau, ten dar kiti muzikantai ir tada jau prasidėjo tas Bovį, o po to dar Marijonas atėjo. Tai mes jau tada 92 ten metai, atrodo, 22 mes laimėjom blogiausių grupų festivalį. Jau tada, jau kaip profai buvom. Aš labai nemažai apie tą blogiausių grupių festivalį girdėjau. Kur jis kodėl? O, čia legendinis festivalis. Tai va. Aš nežinau, iš kur jis atsirado. Šiaip tai, man rodos, prieš Bombą buvo tokia įmonė, Bomba leidybinė. Taip. Dar buvo Zona. Ir man rodos, ta Zona organizavo tos festivalius. Bet aš neatsimenu ar nuo pat pradžių, bet po to jau kažkaip jie ten steigė tos prizus ir taip toliau. Po to mes, kai laimėjom. Labai geras marketingas, blogiausių grupių festivalis. Jo. Ir ten, žinau, gerų ten buvo. Tai tos Svastikos su kitais greitai irgi tenai dalyvavo. Mes tais pačiais metais ten kažkaip tai ir Algis, ir mes, ir Algis po to. O po to jau kitais metais jau mes ten buvom svečiai, ir Algis buvo svečiai, mes jau tokie, žinai, metai praėjo ir tu jau svečias, žinai, jau viską pasiekęs, jau tokie, ateini čia duris, tu supranti. Jo, geri laikai man. Yeah. 30 metų atgal, kaip pagalvoju. Siaubas. O dabar, kaip sakant, grįžti tokį grupės gyvenimą nesinori? Nes dabar pastebėjau, yra daugiau projektų. Tokie tas žodis projektai visur dabar. Ne, tai šiaip tai aš su mielu noru, bet irgi toks, žinai, grupiai groti tai irgi toks, šiaip groti negali, turi kažką sugalvoti, kažką įsipareigoti, o tai įsipareigojimai jau biški ir tingis. Aš tai labiau norėčiau, jeigu mane, pavyzdžiui, pakviečia, aš pagroju ir išeinu, žinai, ir viskas. O žinai, kada grupė, tai faktas, aš būčiau meno vadovas kažkaip ir tada prasideda ten. Pas mane būna taip, kad, reikia sugalvoti kažką, mes kartais 2-3 kartai į metus kažką sugalvojam. Tai, sugalvojam pagroti, pavyzdžiui, užpraeitais metais buvo toks projektas su kvartetu, mes grojam, kažkokį kaverius grojam, bet kitaip. Tai buvom sugalvoję labai fainas. Visiems labai patiko. Per naujus metus grinai. Ir vėlgi čia keli koncertai tikriausiai ir viskas. Jo, ta prasme ten. Bet jeigu reikia, mes galėtume vėl susikūrėm ir...
O grupė, žinai, čia... Tai to tikriausiai ir skiriasi, kad projektai, žinai, jeigu reikia, tai groja. O Jo, grupė groja, nes nori. Ne, šiaip grupė, žinai, vat mes kaip Bovi, ta buvo Mhm. grupė, va čia buvo grupė. Taip. Bet čia buvo, žinai, toks, nu, kaip sakyt, nu, mes visi brandolys ir visi su savo charakteriais ir taip toliau. Taip. Ir tada va čia yra grupė, žinai, su pykčiais, su linksmybėm ir taip toliau. O dabar vėl grupės jau nebus tas tokios kaip ir grupės to jausmo tokio, aš taip galvoju. Nu, gal ateity, nežinau. Bet vis tiek, nu, biškai pavarčiau ten Facebooką pas tave, kas Mhm. gero vyksta. Mačiau ir su Alex Tenu groja nemažai labai netgi. Jo, mes duetas toks. Nu. Ir daugiau atrodo tų muzikantų yra aplinkui, kurie galėtų suformuoti ne projektą, o Tai va. kur gal net nereiktų būti meno vadovu, žinai. Bet dar kitas dalykas, jo, labai norėčiau. Bet Aleksas galėtų būti, jau Nu. jisai žinai, galėtų štai viską reguliuoti. Bet žinai, dar kitas dalykas, nu, norisi groti su gerais muzikantais, o geri muzikantai visi, žinai, užsiėmė. Labai net man kartais baisu skambinti, žinai, ar galės, negalės, žinai. Turi būti kažkada į priekį, metai 2 į priekį ir tada gal jisai galės pagroti, nes nu, labai užimti visi. Mhm. Gerai. Pabandykime, kaip sakant, žengtos dar keli žingsnelius atgal, ne? Mes turėjom Bovi, galiausiai jūs išsiskirstėte. Išsiskirstėt ar kažkas tiesiog Išsiskirtam, po ar to vėl tiesiog susiejom, išėjo? po to vėl išsiskyrėm. Ne, ten Man atrodo, gal- 12 paskutinis koncertas buvo, ar kada? Ne, seniau. Seniau? Buvo Aš kažkoks net tai nepamenu. vienas ten roko legendas sugrįžta ar kažkas tokio. Jo, tai čia mes taip laikinai susibūrėm ir tai ten ta Bovi buvo toks, nu, aišku, Mariaus jau nebuvo, jo, vienkartinis toks koncertas, ten kažkaip sugalvojo, kažkaip vadinasi Dinozaurai, čia Kaune tarp kitko kažkur, tai roko dinozaurai. Kombo klube, ne? Kombo klubas, jo, aš jau Maltoje gyvenau ir Mhm. ten kažkaip Marijonas paskambino, va čia mus kviečia, ar pagrotum, sakau, aišku. Atvarėm čia, žinai, dėjom roko, ir aš atgal grįžau. Bet buvo faina labai tikrai. O po tiek laiko grupė grįžta, kaip publika, kažkas atsimena. Tai visi atsimenu. Kartais aš net nustembu, žinai, aš Aha. galvoju, ta Bovi, ten niekam neįdomu, nieks nežino, po to, taigi čia Bovi, taigi tu, kažkas. Dainos iki šiol žinomos kai kurios. Kažkurios, jo, bet man tai, žinai, aš kažkaip labai nesureikšminu, bet, žinai, kai Hebra po to pasako, taigi, wow, sakau, o, kaip įdomu, žino, Hebra dar atsimena, dar dabar, sakau, okei. Turiu draugą, va tokį irgi. Tai jisai, jis labai geras muzikantas, bet aš niekada nesitikėjau, jisai pasirodo, klausydavo tos Bovi ir ten, aš buvau vos ne kažkoks tai dievas, jis man po to sako, o mes taip, dabar kaip visiškai lygus, žinai, tikrai jisai labai geras. Sako, taigi tu ten, sako, tai ką aš, baigtų. Pats labiau nuvertinė. Jo, aš tai visą laiką aš toks kuklus, žinai. Aš nemėgstu ten, kad aš, wow. Bet jo, kažkaip tai malonu, kai atsimenu, iš tikrųjų. O kai grupė išsiskirstė, kas po to muzikoje įvyko? Oi, tai kai išsiskirstėm, tai visi savo reikalais nuvarė ir tiesiog, tai toliau darė tą patį, tik tai su kitais projektais, pavadinkim kažkaip taip. Pats į kokį projektą nukeliavai? Oi, pas man daug buvo. Ašgi groju ten, nežinau, po Bovi, man rodos, su Pelenais aš grojau, po to su Rebel Heart grojau, po to su Naktinėm personom grojau, su kuom aš tik negrojau, su Arina grojau. Dabar daug buvo visko. Po to įrašų studijų pradėjau dirbti. Naktinės personos groja su gyvais muzikantais? Buvo toks etapas ant dalinės fonogramos, pavadinkim taip. Mes dviese buvom tas būgnininkas Marius ir aš. Buvo labai toks įdomus tandemas. Mes darėm roko integraciją į Naktinių personų muziką. Įdomi. Kažką. O linksmiausia dalis buvo, kai, žinai, kai ten šaukia, Alanai, tos merginos, žinai, ten kur prie pirmos eilės. Tai net buvo Martynai. Aš tu, wow, net mane žino. Tai jo. Ir kas iš tų projektų liko iki šiol? Iš
Kurių? Nu, iš to, ką groji. Kur dabar groji? Oi, dabar aš toks... Jis irgi taip, kaip pasižiūrė, atrodo, visur. Laisvai samdomas aš dabar. Nu, aš su Kostu Smoriginu groju. Mhm. Su Gyčiu Paškevičium pradėjau groti. Ir šiaip ten kas pakviečia. Toks labai laisvai samdomas. Įsidėsi projektą irgi, man atrodo. Dabar jau nebegroju, ne. Ai. Viskas jau. Ten kažkaip tai atgrojau aš jau. Ar nusibodo, ar išsiskyrė keliai? Nu, kažkaip tai, ne tai, kad nusibodo, bet, nu, tas... Aš galvoju, kiek tai įsidėsi gali groti? Aš visą laiką buvau šalininkas kažką, jeigu darai, nu, kad neskambėtų kaip cover versija, bet kažkaip kitaip, žinai, norėdavau, žinai. O tas įsidėsys, nu, tą patį grot, aišku, faina, linksma, viską, žinai, bet aš norėčiau kažkaip kitaip tą daryti, žinai. Ir aš girdėjau tokių versijų, įsidėsi, kad ohoho. Bet, žinai, čia... Aš taip įsivaizduoju, vis tiek, tu eini į kokį CDC project koncertą, tu tikiesi, žinai, tiksliai. Čia irgi jo kitas klausimas, nežinai. Ir jie ten muzikantai improvizuoja. Jo gali ir į veidą gauti, žinai, ką tu čia groji nesąmonę. Soleka turi tiksliai natą groti. Ar improvizuodavot visgi? Aš daug labai improvizuodavau, bet kai kurias dainas aš mokinausi solo. Nes kartais geriau išmokti. Jo, būna tokių solekų, kur jau... Back in Black mokėjau, dar ten keletą jo kažkokių. Kur būna publika dainuoja, žinai, soleką. Jo, daugiausiai improvizuodavau šiaip. Ten tokia improvizacija, ten varai, ten stygas tampa ir that's it. Į stilių, žinai, vis tiek. Irgi muzika iki laikotarpių buvo, kai ten. Na, tas melodiją parašo, bosą, improvizuok. Jo. Nieko nuostabaus, kad ir dabar, kai visa muzika 3 akordai. Tarp kitko. Bet žinai, jeigu gerai skamba ir tie akordai teisingi, kodėl ne? O pačiam visgi, nu, klausai, va, ne, muzikos. Paklausai tos 3 akordų muzikos, ar dabar jau kaip tik labiau norisi kažko įdomesnio? Aš žinok, aš taip, kaip sakyt, neskirstau, man va, gera muzika arba bloga muzika. Tai man nesvarbu, ar 3 akordai, ar dar vienas, bet turi būti kažkas tokio, nu, įdomesnio. Nu, gera daina turi būti tiesiog. O gera tai turbūt pagal skonį, žinai, tau arba patinka, arba ne, žinai, labai įvairiai. Man gali patikti, kitam gali nepatikti, nu, žinai, arba virkščiai. Čia jau skonio reikalas, bet... Vieno akordo daina labai gera mintis. Atsimenu, mes čia su Aleksandru Bierkinu irgi šnekėjom. Irgi sako, nu dabar solok. Ok, aš groju. Ir pasitas akordas nesibaigė. Vienas akordas. Nu sako, sunku ant vieno akordo grot. Ne, tai, pavyzdžiui... Jeigu galima. Aš vieną akordą dainą pagrosiu. Ai. Kaip atrodytų improvizacija? Kiek jinai ilgai gali būti įdomi? Tiesiog melodiją sukurti, žinai. Ar yra galimybė kažkokį kitokį kontekstą suteikti tam pačiam akordui paprasčiausiai?
Bet padaryti jį judantį kažkokiu būdu. Kas sunkiau, improvizuoti ant vieno akordo ar ant besikeičiančios tonacijos? Ant vieno. Tikrai. Sudėtingiausia harmonija, vienas akordas. Jo, nu, tai kažkaip turi vystyti, žinai, ant vieno akordo. Žinai, kai keičiasi akordai, tai jau automatiškai kažkoks tai vystymas gali būti. Jau būna, kad keičiasi akordas, tu gali tą pačią natą laikyti, jisai suteikia tarsi kitą kontekstą ir visai įdomi. Čia aš vat norėjau parodyti, kai prieš tau grojant, pavyzdžiui, vieno akordo, tai žinai, gali, sakysim, kažkokį vat. Tokį draunautą, ne, tarsi. Ir gražu, ir neatsibosta. Kai po to registrą pakeiti. Floydų vaibas. Viskas. O tokį kaip tu groji, tai jau biškai sudėtingiau, žinai. Čia tai gali medituoti, žinai, su viena nata. Bet tokį draunautą paleidė, ne, tarsi tonacijų. Žiūri laikrodį, tai 1 minutę šitą natą laikysiu, kitą va šitą. Ir dabar. Ir žiūrėk, pusvalandukas praėjo. Jo, bet tokia meditacija pačiam įdomu iš esmės. Klausimas, kiek klausytojų įdomu. Nu, čia jau priklauso nuo, kaip sakyti, Nes pačiam irgi va medituoti labai fainai. Sėdi ir... Jo. Bet čia nuo lygio, nuo tavo, kaip sakyti, kūrybos lygio. Jeigu tu moki sukurt gražiai kažką įdomiai, tai gali ilgai būti. O jeigu, žinai, klausytojai kebra žiūri į laikrodį, tai... Klausytojai turi kažkas keistis visgi. Net jei tu palaikai tą pačią kažkokią harmoniją, turi kažkur kažką įdomus padaryti. Plius dar klausytojai, žinai, šiais laikais neturi laiko jam. Dabar, šią minutę turi būti iš karto gerai ir viskas mes turim eiti vakarieniauti. Čia priklauso, žinai, čia tikrai internete teko matyti video, kur tipo ant gatvės pastato ten aukščiausios klasės smuikininkai, jis ten groja ir ten visi prabėga tiesiog. O paskui tą pačią dieną jisai groja salėje ir ten visi sėdi klauso. Tai priklauso nuo to, kur tu groji. Smuikininkas jo, čia jau supranti toks dalykas, kur tu turi vos suprast kažką, nes, žinai, kebra, kurie neklauso, tai ten, smuikininkas vėl eilį, ten bliuz ar triukšmą, žinai, aš, pavyzdžiui, išgirščiau, klausyk, čia kažkoks tai, žinai. Bet vis tiek jie vėluoja į traukinį, žinai. Arba plius jo vėluoja, žinai. Nėra kada. Jo. Bet jeigu tu atėjai į koncertą ir dar parašyta meditacinis vakaras su Martynu Kuliavu. Būtinai reikia parašyti meditacinis. Čia ne tas vakaras, kur, žinai, meditacinis. Come on. Be kėdžių su pagalvėlėm visi ant žemės. Gali atsigult. Ir su ausinėm visi. Pamaldas, žinai. Tekia gal, jaunystėje lankydavosi visokias taize vakaruose, ten tokia krikščioniško jaunimo būdavo. Tai pretty much ką grojai, tokia muzika reina. Visą laiką. Ir nieko, kažkaip, kad esu nusiteikęs tam. Tokia sukūrėme aurą visą. Nenusibosta. Aš irgi grojau. Plus jeigu pats įsitraukė. Aš dalyvavau, irgi ten buvo šlovinimo tokia stovykla, tai kažką turi papildyti, kaip sakyt, ten eina kažkoks tai pamokslas ir tu groji fone kažką tai groji, tai ten labai linksma iš tikrųjų, labai, tiesiog tu groji. Iš esmės gali daryti, ką nori. Jo, toksai kažką tai, žinai, bet irgi turi būti labai atsargiai gražiai, nes jeigu pradės ten, tai irgi
ne variantas, žinai. Vėlgi gitaristas, žinai, Netrukdyti, čia žinai. kaip ir, bet kokioje dainoje, žinai, tas serve the song turi tarnautai dainai ir jeigu kažkas yra, kas turi būti centras šiuo metu, turi atitinkamai tada ir grot. Tikrai taip. O jeigu AC/DC ir jau praėjo antras priedinis, laikas kažką Highway to Hell grodavai originalų prie soliaką ar improvizuoji? Improvizavau. Pabandom? Ką? Improvizacija. Neatsimenu. Tai va, tai ir bus improvizacija. Labai gerai. Toks tarsi girdisi kažkur originalaus soliaką. Nu, aš darydavau taip, žinai, kažką išmoksti pradžią, o po to ten jau kaip išeina. Šitas sugirdėjęs iš ne vieno muzikantą. Jo. Nu, išmokstu pirmus porą taktų. Bet yra tokių kūrinių, kur sakau, geriau išmokti, nes nepriimprovizuosi taip, žinai, gražiai, kaip ten sugalvoti. Angus Youngas, jisai iš tikrųjų jis tą patį groja, ką visi tie bliuzo klasikai groja, tik tai savo stiliuje groja ir vat, iš esmės labai, labai skaniai jisai. Jo, aš pastebėjau, kad ten tą patį, žinai. Čia eina per kartas. Tai Billy Gibbonsas irgi Zazatopo. Pas mane, matai, buvo tie pirmieji gitaristai, iš ko aš mokiausi. Tai buvo, aš dabar pailiui, tai turbūt Angus Youngas, tada koks nors Billy Gibbons Zazatopo, tada atsirado Satrianis ir tada jau Van Halenas. Stiprus šuolis į viršų. Taip biškį į viršų, jo. Nes Van Halenas aš buvau visiškai susirgęs jo, ten tie visi, jau viską užviršau, bet va tas, kur mes įrašą darėm, tą albumą, tą pirmąjį su Bovi, tai ten buvo visiškai nunešę man ten stogą, tas Van Halenas, viskas buvo apie tai. Vat, o Satrianis turėjo kažkokį irgi garsą, aš jų mokinausi garso, žinai, ne kiek stilistikos, o garso patys. Nes... Ką turim į garsą? Ar tembras, ar paėmimas, ar... Tas pats, sakysim, Zazatopo, ne? Gali pagroti. O jisai... Angus Youngas. Dar kitaip. Satrianis. Pas mane iš viso buvo etapas. Viskas apie niuansus. Satrianis grojo su tokiu mediatorium, ten pasidantukai tokie, kad aštresnis užkabinimas, aš atsimenu su dildelė. Tie trikampiniai tie mediatoriai ir viskas su dildelė būdavo padaryta, kad išgauti tą garsą. Tai žinai, mokaisi, prisirenki visokių, sakyti, idėjų ir tada dėlioji ten, žinai, kaip išeina. Ir savo grojime viskas, kaip sakant, susilieja į visumą, ar tu mastai, kad, tai pagrosiu dabar, ar kažkaip viskas yra man sunku pasakyti, nes pas mane
kaip sakyti, jau daug visko galvoje, tai aš tiesiog Viskas susijungia. paleidžiu, vat sakau, reikia nestabdyti, negalvoti, gal, žinai, ką tu nori groti, tiesiog paleisti ir viskas kažkaip automatiškai išlenda, ateina, turbūt taip. Aišku, sakysim, kartais, tu paklausai ir galvoji, aha, va čia reikia labai atsargiai keletą natų tik pagroti. Žinai, va, tada jau galvoji, biški pagalvoji, kad čia ne improvizacija, čia reikia, kaip pusiau improvizacija, bet tu žinai, kad va čia reikės porą natų tik sugroti. Ir tada, žinai, atsargiai. Taip. O kartais reikia, ten, žinai, jau tą. Užgauti rimčiau. Iš kito, ten sudėti visokie, žinai, folderiukai galvoji. Greit iš to pasiemi. Viskas. Kažkaip taip. Ar iš esmės, pavyzdžiui, AC/DC projektą groji, tu jau negroji kaip Satrianis, tu jau mastai kaip Angusas groji. Jo, tai labai konkrečiau. Bet groji su sutartiniu projektu. O ten jau viską. Ten viską kišu, ką tik moku. Jo, ten biškai kitaip. Ten, matai, tokia muzika jau rimtesnė. Gilesnė, gal sakyčiau. Iš esmės nuo projekto ir skirtingas muzikantas esi. Tai jo. Priklausomai. Aš tik džiazo nemoku groti ir klasikos. O daugiau viską. Kaip išeina. Džiazo, nežinau, negirdėjau džiazo, bet girdėjau daug fusiono tokia. Jo, mano tas albumas irgi galima sakyti toks pusiau. Bet ten toks fusion, tai žinai, labiau su tom sudėtingom dermėm aš ten negroju to, bet... Ar pas tai viskas ten diatoniniai gamoje tiesiog? Kažkaip tiesiog iš širdies viskas, žinai. Kad gražiai skambėtų. Bet čia dar, žinai, kaip sakyt, tu tą pačią pentatoniką gali pagroti, gali pagroti, sakysim, kažkaip. O gali... Žinai, biški pridėti tų prieskonių kažkokių, tokių patempimų. Gali sugroti. Vibracija ir viskas. Ir gražiau iškart. Tiesiog. Easy. Šitą mes su mokiniais, kai mokomės improvizacijos, ko išmok slaidą ir vibratą. Jo, vibratą. Matai, pas mane, aš kai smuiku mokinausi, pas mane ir išlikęs nuo tų laikų. Kažkaip smuikė, žinai, o taip. Jo, kitoks biški vibratą. Bet mane va šitie labai erzina, kai chebra groja. Aš toks šalininkas, žinai. Minkštesnių. Bet daug žiūriu ir pirštais, ir brauktukų. Oi, pas mane etapas buvo, kelpšo, aš jau buvau, visiškai galvojau, kad aš pirštais tik tai grosiu. Mane tas Dire Straits, žinai, Knopfler taip jau paveikė. Galvoju, kaip gražu. Bet ir Van Halenas gražu, žinai. Galvoju, blemba, kaip čia. Tai pradėjau miksuoti kažką. Ar tu gali pirštais išgauti realiai tą pačią taką, ar visgi pajutei, kad ne? Ne, tai... Tai kam tas brauktukas tada? Tai jo, Richie Kocinas. Aš koncerte buvau, aš galvoju, jis tikrai pirštais tik tai groja. Nes ten tie visi tie dalykai, nežinau, ten kažkaip, kaip jis ten padaro, bet... Ar jisai su nikščiu groja, ar su pirmu, bet... Biškiai aštriau su mediatorium, bet iš esmės... Dar vienas būdas išgauti kitokį garsą. Su pirštais, kaip sakyt, tu labiau jauti tą gitarą, aš sakyčiau, žinai, kada... Mediatorius jų toks biški gaunasi tarpininkas. Tai to ir vadinasi mediatorius. Bet irgi, jeigu tu moki valdyti, žinai, šitą plastmasiuką. Bet pas mane
Jo, dažniausiai miksai būna tokie, kai lėtesnės dalis aš ten pirštai sugroju. Ar groji tik pirštais ir tik mediatorium, ar būna, kad viskas vienu metu? Pas mane miksas toks, nes aš ir legato groju daug, ir mediatorium duoju toks per pusę ir taip, sakyčiau. Man iš karto, kaip sakant, modernesnė muzika, modernesni gitaristai galva, nes irgi tas pats, ką kalbi, žinai, labai daug dabar populiarėja stipriai. Tas miksavimas įvairių stilistikų, tas fusionas nebūtinai tarp rock ir džiazo, turim krūvą ten tarp metalo ir hip-hopo. Jo, bet čia ir įdomu, iš tikrųjų, taip ir turi būti. Ką pats klausai iš tų moderniųjų jaunimo gitaristų? Iš gitaristų? Ar kas kliūna? Nebūtinai iš gitaristų, bet... Žinok, iš modernių aš nepasakyčiau, kad jie modernus, bet netyčia kažkaip mano draugas YouTube'as man pasiūlo, pažiūrėk šitą gitaristą, žinai. Nes aš buvau, pavyzdžiui, surandi vieną gitaristą, tuoj pabandysiu prisiminti pavardė Landruf, Joe vardas, Joe Landruf. Gitaristai, kurie skaniai labai groja, tiesiog jie groja kaip ir tokią savo muziką, lengva, bet jie labai jau skaniai jau taip sugroja, kad tiesiog jau ten žado netenki. Taip žiūri, gali klausyti ir klausyti. Tai vienas surandi, tada jis pasiūlo kitą gitaristą, tada dar kitą gitaristą. Jeigu tu... Kas tame tokio ten skanaus, kad tau būtent grojusiam kažkas tai... Garso išgavimas. Ten groja principė tą patį, ką ir visi, bet garso išgavimas ir sudėliojimas natų, kas po ko eina. Ar jauti, kad galėtum kažką dar išmokti, ar tiesiog įdomu? Mane kažkaip inspiruoja tie gitaristai, kad kažkaip... Aš kartais, žinai, užmirštu, tu groji ir paprastai sugroja, o iš tikrųjų tu gi moki, ten su ta... Kažkokį nepaprastą tokį garsą, biškit su to vibrato, ten su legatu. Bet kartais tu užmiršti tą ir tos pasižiūrė gitaristus ir galvoju, blemba, taigi reikia tai groti, o tu užmiršti kartais, žinai. Man patinka tas toks, nestandartinis požiūris iš viso į grojimą, žinai, tu kažkaip turi, taip, vieną kartą atsimenu, man pasakė kažkas, tai neatsimenu, sako, tu groji kaip girtas, žinai, tipo tavo solo tokie, netikslus kažkokie. Tokie, žinai. Girtas Soliakas, irgi gal įdomu. Girtas iš kita tema. Nežinau, čia buvo momentas, ar vis dar yra, man atrodo, New Yorko džiazo scenai buvo tas labai išpopuliarėjęs drunk drumming. Toks, žinai, vėlavimas tarsi... Tai kažkaip gali panaudoti. Čia, žinai, o kad gitarai kažkas naudotų. Sakau, tas toks, žinai, gali būti biški nešvari, bet jeigu įdomu, tai kodėl ne, žinai, kažkaip įnešti tą tokį, kaip sakyti, tą prieskonį, žinai, nes grota pentatoniką, visi grota pentatoniką, tą pačią, žinai. Gražiai skamba. Bet jie kažkaip sugroti, žinai, kitaip ir... Kam taisyt, kas nesugadinta? Tikrai. Ir ko jau sugalvota viskas, iki mūsų, tai tiesiog pagrot, žinai. Gražiai. Kas čia per gitarą? Aš net nematau pilną pavadinimo. Stony, kas ten? Stone Creek. Čia... Pirmą kartą girdžiu nuoširdžiai pasakęs. Čia yra toks olandų meistras. Aš jį Frankfurte radau prieš kokius 5 metus. Frankfurto toj mūgiai. Ir paėmiau gitarą ir iš karto įsimylėjau. Tiesiog, nes jinai buvo grifas žiauriai storas, bet taip patogus toksai. Ir garsas, ir nuėmėjai geriai. Viskas iš karto. O firmelė ten 3 žmonės dirbo, fabrikėlis toksai. Dabar gal daugiau, nežinau, jau senokai nebuvau. Ir žodžiu, man labai patiko. Paėmiau vieną iš tų gitarų ir pardaviau savo mokiniui. Mokiniui labai patiko, nes pas jį rankos ten dvigubai ilgesni pirštai, žinai. Sakau, tau tiks, žinai. Ir jam patiko, viskas okei. Ir po to kažkaip galvojau, gal ir man kokia įsigijus, žinai. Ir aš nuvažiavau į Olandiją, pas jį nuvažiavau, ten išsirinkau. Sakau, noriu iš tų nuėmėjų, iš to medžio. Ir jis man padarė čia specialiai man.
handmade, žinai, kaip sako dabar tie Lietuvoj. Ir labai patogiai, labai aš patenkintas. Ja. Nes aš turiu tą Fenderį legendarinį telekasterį, žinai, bet kažkaip dabar tik su šituo groju, nes telikas, šitą patogesnė už teliką. Jeigu ten kažkokius tempimus daryti, tai... Buvo vajus, kad visi su Fenderiais groja, bet dabar atranda naujų dalykų. Šitas meistras šitas labai geras, tikrai jisai serga tomis toksai, kur žinai, kur iš tų žmonių, kurie tiesiog daro, sėdi, kūrė, kažką tai ieško, žinai, ir labai man patiko tikrai. Ar ieškai ko pakeisti, ar viskas radai? Aš kai kartais pasižiūriu, Kebra, kiek gitarų turi galvoje, tikrai reikėtų man dar, žinai, pasivyti kažkaip, tai nes Kebra po 5, 6, 7 gitaros, kaip pas tai gitarą? Tai 2. Ne, turiu dar ten Stratocasterį, bet Stratocasterį nemoku aš groti, man maišo tas suktukas ir nors tu ką. Teko matyti, nežinau, kiek žmonių tai daro, bet vieną tikrai mačiau, kai jį tiesiog išsiema jį. Arba kažkur kitur jo įdėti, nes, tikrai... Aš įsivaizduoju, tu atsuki, žinai, išimi jį ir tada su valoma pedalo gali valdyti. Aš, man rodos, grojau vieną koncertą su Stratocasteriu, tai pastoviai užsukdavo garsą, žinai, įmikas, jau užsuktas, nes man tas pirštas jis užsuka kažkaip. Čia dizaino klaida, reikia... Nežinau, čia jau reikia Fenderio paklausti. Nebent kaip tik, gal čia idėja, kad nuolat valdai garsą. Ne, tai dėl to ir jo sukurta, bet garsas labai man patinka, Strato, super. Bet kažkaip, sakau, su pirštais dar galiu groti, bet jeigu su mediatorium, aš pripratęs, kad mano visą laiką tas šitas pirštas, aišku, jį nebent, jo nereikia kaip, tada galėčiau su Strato groti. Ne. Tokia stilistika man ir negaliu. Tai bet aš turiu jo, ten jeigu įrašam reikia to garso, tai aš panaudoju. Tai žodžiu, 3 turiu. Tai žodžiu, savęs nelaikai labai gitar freako. Ne. Šiaip įdomu. Iš tiesiog, turi vieną gitarą, porą, kam jis? Būna tos suvažiuoja, man rodos, Berlyne yra mūgė tų gitarų meistrų, kur labai brangios ten ir įdomios gitaros. Juozas Milašius man papasakojo apie tai. Toks gitaristas yra. Nes apie tą Frankfurto muzikos tai Frankfurto tai čia tokia mega. O Berlynas grinai, ten susirinka balandį, man rodos, jie suvažiuoja ir tokias visokias... Puikiai proga aplankyti Berlyną. Sakyčiau, jo. Bet ten reikia turėti, žinai, pinigų. Daugiau biškį negu čia. Tik pro. Bet įdomu. Nepameni, kaip vadinasi tai? Kas? Ta mūgė. Mūgė, ne. Ko ieškot? Žodžiu, Berlyną. Reikia pagooglint. Eilinį kartą. Ar nuolat neišsiderina, kad jie derini, ar? Stygos senos. Čia eleksyras, bet jau reikėtų pakeisti, žinai. Tai plus čia biškiai karšta, šilta čia pas jūs. Šilta. Tai, žinai, stygos nemėgsta. Pas man buvo istorija juokinga. Mes Trakuose ten grojom ir aš grojau su nailoniniam stygom, o mano kolega su metaliniam. Ir ten, kur mes sėdėjom kambariuke, žinai, ten vėsiau, o ten, kur jau reikėjo groti, ten žiauriai karšta. Ten, ta prasme, temperatūrų skirtumas 10 gal laipsnių. Ir mes išeinam, čia labas vakaras, žinai. Ir tas G akordas, žinai. Ir metalinės stygos ten, žinai, paaukštė. Ne, pažemėjusios, nes, jo, kai karšta, pažemė, bet automatiškai, o nailonės lieka vietoj. Kažkodėl net keista buvo. Ir mes tokie ir tie veidai, žinai, tokie. Ir ką daryti, ir tu turi groti, negali ten. Ne, mes pagrojom kažkaip tai ten, žinai, kažką tai ten, bet pirmas kūrinys buvo toks. Štai iš klavišistų esu girdėjęs ne vieną istoriją. Kai irgi sako, žiemą kokią ten groji, kur nors nesąmonė tokia. Ir sako, gitaristas užgroja. Ant klavišų paėmė, žinai, ten ne oktavą, bet, žinai, tai semitons pustonis žemyn iš karto, sako, nusistatau ir groju. Žiūriu, nežiūriu.
Ypač kai vat žiemą ten kažkur tokie koncertai, aišku, kartais reikia, bet mes su ACDC projektu kažkada grojom Lenkijoje. Stengiuosi žiemą irgi negroti. -7 ar kiek tai mes. O, siauba. Visi. Jo. Įdomus stygų užrakinimas gelbėtų? Bijoju. Su Floyd Rose tai man dar sunkiau, nes jeigu jos labai nusileidžia, tada Viską turi perdėlimt. Aš turėjau, mano pirma rimta gitara buvo, kaip jinai ten, Rašton vadinasi, firma tokia, Rusijoje darydavo ten kopijas, žinai, tokias. Nes tų gitarų nebuvo, 91 metai, 22. Tarsi, jeigu ten randi instrumentą kažkokį gerą, tai ten jau ten, wow. Ir vat kažkaip aš ten atsimenu, iš Alytaus jo ten kebra turėjo. Aš nusipirkau pirmą rimtą gitarą su Floyd Rose, viską, žinai, va tos, visos tos, visi tie kūriniai albume pirmam buvo su jie įrašyti. Tie My Woman visi tie. Ir atsimenu, tas Floyd Rose'as kažkoks buvo stebuklingas visiškai. Nenormaliai stebuklingas, nes tu galėjai į viršų, į apačią ir dera tobulai viskas. Tiesiog, kažkaip padaryta, žinai. Labai geras gitaras. Dabar guli, garaže surūdyjusi vargšelė, visą reikia projektą padaryti, atgaivinti ją, žinai, gal padarysiu kada nors. Mačiau, Kaune yra vienas žmogus, muzikantų brolėje nuolat kelia. Tas senas gitaras nusiperka sunaikintas kiti gitarą. Ir atgaivina absoliučiai. Ne, tos musimas, tos jos nežinau, ten jos gali atgaivinti, bet vis tiek blogai skamba. Ne, žinai, daiktas padarytas prastai. Bet ta gitarytė buvo, jinai ten tikrai jau atidirbo, kaip turi būti. Labai gerai. Labai gera gitara iš tikrųjų. Tai vadinasi, buvo gerų gitarų. Ką? Vadinasi, buvo gerų gitarų. Viena. Buvo. Ar čia yra tavo visas pedalboardas, ar čia tik šiandienai? Tu žinok, aš šiaip tai groju su procesorium, žinai, Hardrush procesorius, kaip jis ten Core vadina. Headrush. O kažkaip paskutiniu metu labai pasilgstu analoginę garsą, žinai. Tai va čia mano, aš grodavau su šito, aš buvau nusipirkęs Ryčio Kocino čia modelis, o šitas pedaliukas čia tiesiog mokinys kažkaip atsinešė netyčia į pamoką. Aš sakau, kas čia per aukštas. Tai jis po to man pardavė. Labai geras. Ta prasme, jisai ir šiaip geras. Ir čia overdrive'as. Aš iš esmės, aš su overdrive'ais niekada negrodavau. Man distortionai labiau patikdavo. Bet šitas kažkokį turi tą tikrumą, ne? Tokį lempinių kažkokio tokio prieskonių. Žodžiu, kad ir kiek patobulėtų procesoriai, vis dar jauti skirtumą. Vat ieškojau aš, suprantis, to Headrush'o, ieškojau kokį 1,5 metų. Suradau kažką, tai aš groju koncertuose su juo, bet... Koncertuose patogu. Likas garsas dar okei. Bet kai pradedi ieškoti su tais fūzais, geinais, ten... Jie turėtų iš esmės, skambėti gerai, bet jausmas vis tiek kitoks negu analoginis garsas. Kaip aš bent jau suprantu su tais procesoriais, jie bando, kaip sakant, atkurti tai, kaip skambėtum per į kubą atkišus mikrofoną ir įgarsintas. Jo, jie turi tos simulatorius. O kai esi įpratęs, žinai, girdėti tiesiai iš stiprintuvo, iš kubo tiesiai garsą, viskas kitaip. Taip ir gaunasi, kad nieko tobulai ir nesukursi. Tiesiog patogu, žinai, ten dėžė atsitempiai liniją ir viskas, ir garsistai patenkinti, ir tu pats patenkinti, žinai. Nieko daryti su juo per daug nereikia. Bet aš sakau, aš kažkaip gal ir grįšiu kažkaip su analogu. Tik tai, žinai, kai analogas, tai reikia tada daug pedalų, žinai, ir tu, pavyzdžiui, reikia presetą perjungti staigiai, žinai, sakysim, daina tokia ritminė ir iškart solo. Ir ten turi tada, žinai... Šokį visą sušokį. Jo, sušokį. Irgi, hebrai, gal aš patinkiu, žiūrėk, gitaristas šoka, bet man, sakau, analoginis kažkaip. Aš vėl turbūt grįšiu, žinai, gal kažkaip, nes... Pačiam įdomiau. Linksma labai. Nors, pavyzdžiui, aš net šitam filmavimui aš atsivežiau, ir aš čia prieš dieną pradėjau vėl groti ir aš pajaučiau, kad
aš atpratau nuo analoginio garso, nes aš kažkaip groju, nežinai, tas procesoriai, jie turi kažkokį tokį vėlavimą kažkokį, arba ten geitas uždėtas koks ir tu jau kaip ir pripratęs prie to tokio, žinai, kad tu nata užgėsi, o čia groji ir viskas skamba, supranti, oi, palauk, man reikėjo vos nebiški vienos dienos priprasti vėl atgal, kad, žinai, prie analoginio garso, žinai, priprasčiau vėl. Bet šiaip tai, aš tai už tai, jeigu manęs paklaustų koks jaunas gitaristas, ar taip, sakyčiau, geriau šok, bet varyk su analogu, nes tikras garsas yra vis tiek tikras garsas. Kažkaip, kai važiuojam su grupėje koncertus, visi, kam tu tą vežėsi Kubą? Nerandu vis dar, kas skambėtų. Kubą aš ten, aišku, jau pristampiau per savo gyvenimą, aš turėjau PVA Classic 60, tai įsivaizduoju, beveik kaip tavo, biškai didesnis. Lengvutis toks. Tai šito nesitampu šitas pamokom. Įsivėrė ten, nežinau, 40 kilogramų, tada pardaviau jį, nes per sunku, nusipirkau 30, žinai, su vienu dinamiku, tam buvo su dviem. Vis tiek, 30 kilų, žinai, ir tu ten prieš koncertą, ne šiaip po koncertą po to vėl. Procesorius laimi šitą vietą. Visiškai, žinai, dėžutė padėjai, servisas įjungia laidelius, viską labai patogu visi. O dabar ten, nepamenu kokio filmo, Nano ar koks ten vadinasi, efektų procesorius ten tokio dydžio. Jo. Vienas pedalas per mobiliaką valdai. Tarp kitko yra išleista. Ir skamba padoriai. Aš galvoju kažkas tai, bet nebuvo. Kažkokia firma išleido irgi simuliatorius. Kaip šitas. Visai mažiukas, o tokio dydžio, man rodos, kaip šitas pedaliukas. Ir irgi ten, turi ten keletą kubų garsų, preampų, bet analogas, supranti. Mažiukas, bet analoginis. Tai labai įdomu būtų pačiupinėti. Yra tų variantų. Verta, iš tikrųjų verta. Iš esmės, supranti, visi laimi, nes, pavyzdžiui, kubas, gerai, tu kubą pastatai, tu nori garsiai, žinai, ten pasidaryti. Tada garsistas sako, klausyk, gal gali ten, aš negaliu, nes būgnininkas garsiai groja, žinai, prasidėjo tokie dalykai. Kitą kambarį išnešta kubą. Po sceną pastatyti. Po sceną, nebent jo. Šitą man teko matyti, man atrodo, Tamstui per kažkokį renginį, kur yra ten užuolaidėlės ir tiesiog už užuolaidų padėta, nusukta į kitą pusę. Viskas tvarkingai įsigarsina, per monitorių klausosi. Nes vis tiek turi būti, jeigu jis tas kubas, sakysim, galingesnis, ten kokį 60 vatų, tai tu jį turi atsukt, kad jisai duotų tą garsą tikrą. Nes... būna ant tų stiprintų, aš jeigu turiu oranžą, tai ten yra 15 ir 7. Ai, nebent gali reguliuoti. Susimažini vatų skaičių. Gali tyliau truputėlį pasidaryti. Man atrodo, Lanėjaus ten yra. Lionheartas ar Ironheartas, kur tenais 30 arba 1. Namuose gali pasiklausyti, lempa superinis. Bet aišku, galima tikriausiai ir kažkokį tai tarpinį variantą turėti pedalus analoginius ir kažkokį simuliaciją ampo. Ir galbūt protingiausias sprendimas. Taip daryčiau, jo. Nes, aišku, ir garso operatorius turi būti tada toks, kaip sakyt, geras. Nes kartai, žinai, tu duodi, pavyzdžiui, tu pasidarai garsą, neblogą, sakykim, o tau ateina atgal kažkoks, tai, žinai, jau prisukiotas, žinai, tai turi būti toks, žinai. Jo, būna tokių garso operatorių, kur... Tai aš čia turiu presetą nuo praeitos grupės, bus gerai. Jo, ten visai kitaip skamba viskas, bus gerai. Sakai, ne tada. Buvai Maltoje? Taip. Ten grojai kažką ar gyvenai tiesiog? Jo, mes ten gyvenom, jo, tai pirmi ten metai. Buvo kokių projektų tenai su vietiniais? Tai buvo, žinok, pradžioje aš grodavau restoranuose. Kaip sakyt, nes ten Ar vienas, ar su grupė? Vienas, kol tavęs nežino niekas, tai tu ten turisi niekas, žinai, čia Lietuvoje gal, žinai, o ten tai... ir ten, žodžiu, po 3 valandas groji savo cover versiją su lupseriu irgi ten atsineždavau ir kažką, tai... O po to... Ir dainuoji, ar tik tai groji? Ne, tik groju instrumentinė, jo. Ten
tas foninė muzika, ten nebūtinai dainuot. O po to kažkaip susipažinau su viena mergina. Jinai ten tuo metu buvo agentė nekilnojamo turto. Kažkaip mes ten, dabar nepamenu ten tiksliai dėl ko mes, kaip mes susipažinom, bet jinai su savo vyru irgi kaverius dainuodavo, sako, gal tu nori prisijungti? Kodėl ne? Nu, tada čia, tipo, biškiai aukštesnis etapas, žinai. Nes ten Malta, aš galiu paaiškinti, ten Malta tokia šalis, kur ten muzika kaip hobi visi turi darbus ir vakarais groja, žinai. Ten tie kolektyvai visi, ten net garsus kolektyvai yra tokių, bet jie dirba kažką, tai daro, pas juos nėra taip, kad ta muzika yra jų darbas, nu, ten kaip hobis. Ir visi vakarais ten kažkokie ten klubeliai, tokie mažiukai visokie, ir ten grodavom. Po to jinai sako, yra čia toksai geras kolektyvas, bliuzą groja, žinai. Ir jie iš tikrųjų geri, ten jau tikrai geri muzikantai, dainininkas švedas, irgi iš Švedijos persikraustas, ir 2 maltiečiai, žinai. Tai ten man labai patiko, nes ten grojom visiškai bliuzą, tiesiog tokį pure, žinai, absoliučiai. Ir tik tai bėda, kad mes vasarą grįždavom į Lietuvą. Birželio galas, mano sūnui baigėsi mokyklą gale birželio, nes ten neįmanom, ten, žinai, 30 laipsnių naktį, žinai, lietuviai. Ir kažkaip aš ten pagrojau su jais festivalyje birželio vidury ir sakau, aš turiu į Lietuvą grįžti, nes, žinai, ir jie taip, okei, o akyse, žinai, taip iškart viso gero, žinai. Okei, kai grįši paskambink, žinai, bet... Ir žodžiu, aš kai grįžau ir po to nei skambučio, nieko. Nu, baigė, nes vasara ten yra pats darbymetis, o aš išvažiuoju, žinai, tai sorry, žinai. Tai va, bet pagrojom ten buvo gerų koncertų, tikrai teko. Aš dabar galvoju, aš tą savo kubą turėjau. Nu, žodžiu, su kubeliu ten normaliai garsiai visur grodom, nes ten, žinai, garsinimo taip nebūdavo. Nu, kartais būdavo, kartais nebūdavo, tai reikėdavo tiesiog ant kubelio ten 10, kad girdėtų visi, žinai. Ja. Tai va, buvo fainai, iš tikrųjų, bet Malta tokia šalis, jo. Visi, sakai, savo laisvalaikį groja, bet, nu, pavyzdžiui, tokia bendra muzikos kultūra, kur visgi įdomiau aukštesnis lygis Lietuvoje ir Maltai visgi? Lietuvoje, tikrai Lietuvoje. Ne, tai Malta, žinai, Vilniaus dydžio, įsivaizduoju, 450 tūkstančių gyventojų. Ta prasme, ten jie turi, aišku, ten ir Euroviziją siunčia viską, ten dainuoja, ten yra pop ta kultūra, tokia, ten yra tų grupių, yra dainininkių, ten tokių tipo žinomų. Bet toks, kaip sakyt, nu, yra gerų muzikantų, tikrai. Bet sakau, ten toks labiau kaip hobis ta muzika, žinai, ten tokios industrijos, pavadinkim, ten nelabai yra. Yra koncertinės vietos labai geros, tarp kitko, salės tokios atviros, žinai, yra ir uždaros. Festivalių jie turi, bet šiaip toks su visa pagarba, bet sakyt, Lietuvoje tai daugiau išvystyta šitas verslas. Ar į Lietuvą grįžai dėl muzikos, ar? Ne, mes grįžom dėl tėvų. Mūsų tėvai, mano ir žmonos buvo jau metuose, tai mes turėjom grįžti po 4 metų. O dabar yra vilčių grįžti atgal į Maltą, ar visgi? Tai šiaip tai mes, nu, kaip mano žmona važinėja dar į Maltą ir vežioja grupės piligriminės. Ten važiuoja grupė lietuvių su kunigu ir mano žmona lydi. Kartais aš atvažiuoju, padedu. Bet pats iš esmės pats gyveni, tai iš muzikos? Aš įsivaizduoju. Tai... Nors ir ten, kaip sakė, yra kur dirbta, ne? Dabar jau ten būtų gal kitaip. Ten jau iš muzikos nereikėtų, ten yra ir kitų užsiėmimų. Bet šiaip tai muzika, aišku, mano mėgstamiausias darbas. Aš labai noriu, žinai, kad būtų iš viso tik tai groji ir viskas. Tiesiog pakviečia tave, groji kur nors ir... Tai gal tada tuo groji ir viskas ir užbaigim šiandienas
Tikrai taip. Ką man pagroto? Kad būtų įdomu. Pasolot. Minoras. Super. Nu ką, ačiū šitą pokalbį. Ačiū tau, kad pakvietei. Tai ką, sakome viso gero. Iki Iki kitų susitikimų. kitų.